Nuiminėsime Šarūnui vairą, jį gražiai persiusime ir perdarysime skidelį. Jau ant 2,40. Bet tai kaip greitai bėgėjasi? Bėgėjasi Šaras, tai belia kaip. Rudenėlis jau atėjo ir Šaranas išgražėjo. Šarūnas bėgant metam gražėja, apie save to pasakyti negalėčiau. Tu mane paskutiniu metu stebini. Jau degina lemputė. Jau degina jau lemputė. Man patinka Paulius, jisai palaukia. Patinka Paulius, to ir baigim šiandieną. To ir baigim. Jis palaukia, kol aš nematau, staiga paspaudžia play, atbėga į kadrą ir tikisi, kad aš nepamatysiu, kad jis filmuoja ir kad jis vienas sudalyvau iš tą filmavimą ir manęs nebus. Įdomiausia tie kadrai, kurie nepavykę, užkulis, jeigu norite pamatyti, tai o kadangi mūsų kadrai visi nepavykę, dar nėra pavykusi. Taip, tai iš esmės mes gyvename svajonę, kad kada nors padarysim gerą video ir kai mes jį padarysim, mes daugiau video nebedarysim. Tai aš jums visiems ir mums linkiu, kad tas geras video neateitų greitų metu. Prisiminkite praeitą video, Izidorius sakė, kad jis jau per senas, kad jos svajonės pildytųsi. Gerai, bičiuliai, šiandien mes judame su Šarūnu, kaip ir minėjom, Šarūnas iš išorės yra gražus, ne iki galo, bet jau beveik tobulas. Vidus taip pat juda į priekį. Irgi vidus taip pat beveik tobulas. Jo, judam į priekį. Tai turim sėdynės, turim lubas, turime... Gerai, Šarūno modai nuo pradžių. Aš pažiūrėsiu, tu pamirši. Šarūnas perdažytas, uždėti ratlankiai, gražus perdažyti su semislikais. Šarūnas sužemintas, uždėti Project Svo žibintai, uždėtas galinis spoileris, papildomas stopas, vėjo reflektoriai, stogo skersiniai, keliaujant į vidų. Rekaro sėdynės, persiūtas stogas ir persiūti durų apmušimai. Bet salonui dar turime ką veikti, dar šiek tiek turime ir išoriai, bet šiandien tema ne apie tai. Šiandien tema apie tai, kad nuiminėsime Šarūnui vairą, jį gražiai persiūsime ir perdarysime skidelį. Kaip jį perdarysime, pamatysite šio epizodo eigoje. Aš pažadu, kad bus įdomu. O jeigu jūs norite matyti dar daugiau epizodų, kai perkate Car Vertical ataskaitą, o tai daryti yra labai sveika, jeigu renkatės automobilį ir verta. Ir naudotą automobilį. Taip. Jeigu renkatės automobilį, tai pasinaudokite ir mūsų nuolaidos kodų Gazas dugnas. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas perkant Car Vertical ataskaitą, nes Car Vertical, akivaizdu, kad iš Car Vertical ataskaitos naudos jums tikrai bus, bet kad naudos būtų ne tik jums, bet ir mums. Ja. Va tas žmogus važiuoja, pypsina, bet žinai kas yra, taip toks kartėlis, nes mes žinom, kad pypsina ne man, ne Izidoriui, o Šarui. Taip, pypsina Šarui. Tad neužmirškite, tam, kad mūsų šie projektai tęstųsi, būtinai pasinaudokit nuolaidos kodų Gazas dugnas, kai perkat Car Vertical ataskaitas. Gerai, o mes judame ir šį kartą laukia tokį, aš dar tu vieną darbelį pamiršai, bet kol dar nežinom, gal nesakom. Nesakom. Matysim, paliekam paslapčiai. Intrigų laida prasideda, važiuojam. Bet iš tikrųjų, kaip interjero vaizdui duoda grožio sėdynės. Sėdynės žiauriai gerai įsipaišė ir ačiū Vijauto, kuris pasirūpino laikinų sprendimų, kad vairas būtų patogus, bet tai buvo laikinas sprendimas ir mes nusprendėm, kad reikia visgi padaryti taip, kaip priklauso. Taigi dabar reikia nusimti vairą ir įsiardyti skidelį ir Šaras gražėja. Važiuojam. Taip, pradedu nuo vairo. Pirmas darbas išsimti airbagą tam, kad prieičiau prie vairo centrinio varžto. Dabar pasižiūrėjau iš anos pusės, matau varžtus. Visų žiūrovų svajonė būtų, kad ta pagalvė dabar iššautų. Žinok, aš esu turėjęs įvykį darbe, stovėjau automobilį servise. Nepamenu, ką mes ten jam remontavom, bet tikrai ne su elektra buvo susiję. Tiesiog stovėjo automobilis ir meistras įlindo į saloną, išėjo iš salono, uždarė duris ir betrenkiant duris, kai duris užsidarė, iššovė visi sėdynių šoniniai airbagai, kiek buvo automobilyje. Ir dar lubos, man atrodo, iššovė. Įsivaizduoji, kaip faina. Dėl ko? Kažkoks gedimas buvo, ar smūginis daviklis, kažkoks sugedęs. Aš žinok, nepaaiškinsiu dabar dėl ko sprogo, bet niekad nesu matęs tokio vaizdo, kad nuo durų uždarimo iššautų visi salono airbagai. Tikėkimės ir nepamatysim. Tikėkimės. Airbagas yra. Matom, kad neiššovęs. Šaras avarijų nematęs. Nedaužta mašina. Nedažyta, nedaužta. Savaitgalį močiutė į bažnyčią tik važinėdavo. Įsisuku airbagų juostą. Kažkaip nesinori jos paleisti.
Vairas išimtas. Atėjo eilė skydeliui. Skydelio atsisuko apdailas. Vairas išimtas, aišku, dirbti yra daug patogiau. Iš čia vairą atsiranda visokie salonų traškėjimai. Kai būna dalys neprisuktos netgi originaliais varžtais. O tiesiog jų trūksta. Viskas, skydelis išimtas. Arba tik tai reikia sugalvoti, kaip jį patobulinti. Ir neužilgo matysit rezultatą. Kažkaip viskas labai daug greičiau negu... Žiūrėk, kaip lekiam. Jau ant 2.40. Bet tai kaip greitai bėgėjasi. Bėgėjasi šaras, tai belė kaip. Žodžiu, per silpnas šitas spydikas yra šaro ir reikia iš viso naują. Nes užsilenkia į kitą pusę. Skaitmeninį padarys. Gerai, skydelis yra pas Izidorių, vairas yra pas mane. Dabar skirstomės, vežam žmonėm, kurie išmano, ką daro ir padarys taip, kaip reikia. Ir tada, ką Izidoriau, mes pasidarom savo darbus ir susitinkam jau su baigtais darbais. Gerai, pasimatom kitą savaitę. Važiuojam. 1 week later. Labą dieną. Savaitėlė kita ir mes vėl susitikom ten pat, kur išsiskyrėm ir pažiūrėsim, ką mums pavyko nuveikti per šią savaitę. Man nuveikti pavyko nedaug, nes nuvežiau šarano skydelį meistrui, kuris užsiima jų perdarinėjimu ir pasirodo, jame labai viskas lūžta. Tai... O kas čia gali lūžti? Tai viduriai matyt kažkas, tai meistras jį išardė. Ir surinko atgal, atidavė man atgal, sako, pasižiūrėk, ar viskas veikia. Jeigu viskas veikia, tada automobilis pasirodo per senas ir jis neturi grafikų, kurias galėtų uždėti, dėl to jas reikia gaminti naujai. Tai dabar pajungsim skydelį, pasižiūrėsim, ar viskas veikia. Jeigu viskas veikia, vėl išimsiu jį iš automobilio ir tada priduosiu vėl tam pačiam meistrui užbaigti darbą. Svarbu benzo. Tai rezultato kaip ir kol kas su skydeliu turiu 0. Svarbu benzo yra. Jo, bet svarbu kažką daryti. Gerai, o aš šiek tiek su didesniais rezultatais grįžtu ir štai čia yra naujasis šaro vairas. Atrodo, kad naujo automobilio vairas. Žiauriai gerai. Čia Izidorius užrodė meistrą. Sakė, gerai padaro, taip kad galėsite jūs visi įvertinti jau galutinį rezultatą, kaip atrodė Šarūnas su nauju vairu. Pasirinkom specialiai, čia Izidorius, mėlynus siūlus, mėlynas salonas. Taip, suderinti su mėlyna panelė. Daugiau parinkom štai čia, matai, oda kitokia? Ne, labai gerai. Labai gerai. Dar čia galėjai brūkšniukus padaryti. Taip pat sakai nedaryti. Nesakiau. Nesakei? Nesitarei tu su manim. Sakau, padarykit pagal savo skonį. Nenorėjau perlenkti. Na gerai. Norėjau, kad būtų kuo arčiau originalo, bet su šiek tiek tokiu, žinai, prabangos prieskonį. Su prabangos. Labai įdomu, kaip atrodys vairas jau uždėtas. Beje, pagalvė lieka ta pati, nes... Meistras tikriausiai sakė, kad nenori apsimti dėl to, kad nežinia, kas bus, kai airbagas šaus. Bet iš tikrųjų gera mintis ir mes patys su ja sutikom, kad geriau nekišti nagų, saugumas. Jo, geriau nekišti nagų, palikti taip, kaip turi būti ir nedaug dievė, kas nors atsitiks, kad išgelbėtų mano gyvybę. O Izidoriaus tai nežinau. Taigi, pagalvė lieka ta pati, dabar einam, bandom surinkti viską, kaip buvo. Bandom. Ir žiūrėsime, kaip atrodo. Einam bandyti surinkti. Pypsai. Žiūrėk, dailiai. Tai su skydeliu nieko ypatingo nedarau, tiesiog pasijungiu jo jungti, apdailų net nerenku, nes man tik reikia pasižiūrėti, ar jis veikia tam, kad galėčiau vėl jį išimti. Tai pasijungiu. Tai apdailų nieko nedėsi? Ne, tai kam? Vis tiek išiminėsiu. Ai, tai čia va ir viskas tavo darbas. Jo. Viskas baigta. Darbai baigti. Dabar reikia uždėti vairą. Taip, dabar vairas. Su vairu šiek tiek kita situacija. Tada airbagų juostą įsistato čia. Opa. Viskas kaip ir okei. Beliko oro pagalvė. Vairas atsirakina, viskas okei. Pajungiam oro pagalvės jungtį. Dėm oro pagalvę ir matom bendrą vaizdą. Valio. Dar aišku, būtų gerai ją prisukti turbūt, ne? Viskas, vairas vietoj, airbagas vietoj, bet tai dar ne viskas. Yra dar vienas darbas, kurį sugalvojom šiandien padaryti ir pasižiūrėsim, ar mums pavyks. Važiuojam į autoserviso vidų ir toj matysite, kas įvyks. Važiuok, kaip surimavau. Eilėm pradėjai kalbėti. Eilėm, ne? Rudenėlis atėjo, pradėjai eilėm kalbėti. Rudenėlis jau atėjo ir šaranas išgražėjo. Vairas užsidėjo.
O toliau nebesugalvoju nieko ką sakyt, bet mums dar kilo idėjų. Man tai žinai kas yra, man patinka vaizdas vien dėl to, kad jisai nesiskiria žiauriai nuo originalo. Jo. Bet jau, žinai, kas toks iškart salonas kokybiškesnis. Bet kiek žinai, duoda kas yra? dinis vairas? Svarstėm dėti visiškai kitą vairą, bet nusprendėm, kad reikia paderinti Šarano originalias dalis su šiek tiek patobulinimu. Nu, pavyko. Ir mums pavyko. Man Kol kas tai viskas pavyksta. asmeniškai labai gerai žiūris. Nu, gavom lupą iš 2 dalių. Kiek žinau, čia nuo golfo, jeigu neklystu. Dabar pabandysim, ar šitą lupą tinka Šarūnui ant priekio. Įdomi, tu čia nuo golfo sugalvojai pirkti. Aš žinok, neieškau konkrečiai nuo golfo, tiesiog ieškau lupos. Žmogus parašė, kad turi. Tai aš ją ir paėmiau. Bet plotis tai kažkas kažką. Plotis panašus, tik tai įdomu, kaip su bumperiu apačia, žinai, sueis, tai reikia dabar pasikelti aukštyn ir žiūrėti. Jeigu rastume vidurį, tai čia va būtų idealu dėti. Žiauriai gerai sueina. Jį tik tai pripjaut reikės. Jeigu va čia va vidurys, tai va, šitaip va užleidžiam. Ir pripjaut prie rato, ne? Jo, ir prie rato pritrumpint. Žiauriai gerai gaunasi. Tai reiktų prisukti čia ir po to lenkti. Tai reikia atsinešti. Savisriegių, suktuką ir galima atlikti tą rimtą darbą. Čia gavos, čia neliko tarpo. Va, kažkaip norėtųsi šičia prisabačinti. Ok, prisigaudėm lūpos centrą ir bandėm išformuoti, bet tiesiog neužtenka vietos, kur įgręžti varžtus. Todėl dabar naujas planas viską gražiai išformuoti su visagaliais užtraukėjais. Kurie viską gali šiaip. Nes šiek tiek, kadangi ne pagal modeliuką. Ne, nu šiek tiek. Šiek tiek ne pagal modeliuką, bet pavyks. Dabar tada mums reikia va šitą kampą. Aš tai sakyčiau, ja, šitą kampą. Šitą kampą. Man panašu, kad tu savo BMW jau visi taip daręs, ne? Yra visko buvę. Aš matau, kad jau ne pirmas kartas jau. Atsargiai prasigręžti už štuko. Šitą reikia. Iš kurios pusės? Tik tai čia va reikia. Turi zateškę? Toks keistas jausmas, žinok, užplūdo. No. Atsisėdau į Šarūną, Šarūnas vis gražėja ir gražėja. Gražėja. Darbo vis mažėja. Šarūnas bėgant metam gražėja, apie save to pasakyti negalėčiau. Taigi, šiandien atlikome kelis darbus, tokius nelabai sudėtingus, bet jie labai pakeitė vaizdą tiek išoriai, tiek iš veido. Tiek iš veido, tiek iš vidaus. Tiek iš vidaus. Taigi, Izidoriaus svajonė išsipildė ir dabar Šarūnas turi Priekinę lūpą. žemutinę lūpą. Priekinę žemutinę lūpą. Ir tu
turi naują vairą. Žinai, kas vairas? Labai įdėjo tvarkingumo. Taip. Toksai salonas jau darosi vis tvarkingesnis ir ko nepavyko, tai nepavyko skydelio. Bet mes nepasiduosim. Ne, mes nekart Mes nepasiduosim. Nepasiduokite ir jūs ir neužmirškite, kad jeigu perkat CarVertical ataskaitas, būtinai pasinaudokit nuolaidos kodų gazas dugnas ir šitaip ataskaitas įsigysite ne tik su 20% nuolaida, bet ir prisidėsit prie mūsų kūriamo turinio. O mes šiandien darbus baigiame. Ir jums kyla klausimas, o kas toliau? Mums irgi kyla klausimas, kas toliau. Tad, kad mes į šį klausimą rastume atsakymus, neužmirškite, kad YouTube galite palikti komentarą, ką toliau mes turėtume nuveikti su Volkswagen šarūnu. Stereo. Mono arba stereo. Šiandien beje su Izidorium susikivirčiam dėl stereo ir nepriėjom sprendimo, todėl apie jį ir nekalbėsim. Kai prieisim, tada jau pakalbėsim. O mes darėme ačiū visiems. Spauskite subscribe, kad nepamirštumėt ir nepraleistumėt. Va, Šarūnas važiuoja, bet mūsų gražesnis, nepykit, gero kelio. Taigi, ir susitiksime jau netrukus, einame dirbti toliau. Taip, iki. Ačiū už darbus. Nežinau, kur eit. Kur čia? Į Šarą, sėsk į Šarą.